Sveiki visi, su jumis sveikinasi Joris. Pradžiai norėčiau šiek tiek nukrypti nuo temos ir jums priminti, jog mes su Matu Tech dalykams sukūrėme Instagramo paskyrą. Ten mes keliame nuotraukas, storius, įvairius kitokius įdomius dalykus, todėl būtinai ten mus pasiekite. Tai užtruks jums labai mažai laiko, todėl tai padarykite dabar ir eikite paskui žiūrėti mūsų video. Šiuo metu yra 2019 m. rugpjūtis ir vis mažiau išmaniųjų telefonų turi ausinių lizdus. Mano taip pat neturi. Vieni gamintojai taip pateisina, jog tiesiog telefone nebelieka vietos tokiam dalykui kaip ausinių lizdas. Ta vieta užima baterija ar kiti komponentai. Kiti teigia, jog tai yra ateitis ir mums jokių laidų nebereikia. Taigi visi gamintojai šiaip sako skirtingus dalykus, tačiau rezultatas yra vienas ir tas pats. Tenka naudoti adapterius arba pirkti bevėlės ausines. Ko gero daugelis žmonių galvoja, jog pirkti bevėlę ausinių neapsimonka, jos yra brangios. Pakalbėkime apie earbuds arba lietuviškai ausinukus, bevėlius ausinukus. Pavyzdžiui, Apple AirPods kainuoja 180 €, Samsung Earbuds 120 €, o Powerbeats Pro Wireless netgi 250 €. Aš bent jau iš karto išsigąstu tokių kainų ir pradedu ieškoti alternatyvų. Dėl to mes šiandien čia ir susirinkome apžvelgti 3 pigias bevėlės ausines, kurių kaina nesiekia netgi 35 €. Šį video mums padėjo padaryti elektroninė parduotuvė Geekbuying, kuri mums ir atsiuntė šias ausines. Tad jeigu norėsite kurias nors ausines iš jų užsisakyti, būtinai tai darykite per nuorodas mūsų aprašyme, tai mums pagelbės daryti toliau tokias apžvalgas kaip ši. Iš anksto dėkojame. Taigi šiandienos trijulė: Tronsmart Spunky Pro, Halo GT1 bei manau geriausiai žinomos i10 TWS ausinės. Pradėkime nuo unboxingo. Atidarę Tronsmart Spunky Pro dėžutę iš karto randame ausinių krovimo dėklą. Dėklo baterijos talpa 400 mAh. To turėtų užtekti 4 kartus įkrauti ausines. Dėklas atsidaro paspaudus mygtuką, iš viršaus iššoka dangtelis, kurį reikia pasukti, kad pamatytumėte ausines. Ausines dėklę laiko magnetai, trumpai apžiūrėkime vieną ausinę. Ausinės turi IPX5 sertifikatą, tad nebijos prakaito ar šlakelio vandens, tačiau su jomis maudytis nerekomenduojama. Dėklas palaiko Qi bevėlį įkrovimą. Taip pat turi USB-C jungti krovimui. Dėklas turi 5 lemputes, kurios rodo baterijos įkrovos lygį. Priedų dėžutėje randame trumpą USB-C laidą bei keičiamus didesnius bei mažesnius kištukus ausinėms. Dėžutės apačioje garantinė kortelė bei milžiniško dydžio instrukcija. Kitos ausinės Halo GT1. Atsidarę dėžutę randame ausinių krovimo dėklą. Šį kartą dėklas mažesnis, dėklo baterijos talpa 310 mAh. Ausines galima pilnai krauti 3 kartus. Deja, šį kartą dėklas neturi Qi bevėlio įkrovimo galimybės. Yra tik micro USB jungtis krovimui. Dėklas minimalistinio dizaino, neišsišokantis. Man visai patiko. Ausines dėklę vėlgi laiko magnetai. Apžiūrime vieną ausinę. Ausinės turi IPX5 sertifikatą, kaip ir Tronsmart Spunky Pro. Toliau dėžutėje randame instrukcijas, dėžutės apačioje keičiami ausinių kištukai bei labai trumpas micro USB laidas. Galiausiai, man pačiam įdomiausios ausinės i10 TWS. Šios ausinės yra visiems gerai žinomų Apple AirPods ausinių klonai. Nesu gyvai matęs ir klausęs Apple AirPods ausinių, tad pažiūrėkime, ką kinai čia sugalvojo. Atidarę dėžutę iš karto randame ausinių dėklą. Kiek esu matęs internete, tai šis dėklas yra beveik 1:1 kopija tikro Apple AirPods dėklo. Dėklo apačioje USB-C jungtis krovimui. Taip pat šis dėklas palaiko Qi Wireless Charging. Yra i10 TWS ausinių versija be Qi Wireless Charging. Ji šiek tiek pigesnė. Dėklo priekyje yra 4 lemputės, kurios rodo baterijos įkrovos lygį. Dėklo baterijos talpa 500 mAh, didžiausia iš visų šių 3 ausinių. Ausines galima įkrauti pilnai 4 kartus. Dėklo viduje randame ausines, jos magnetiškai laikosi dėklę. Prie šių ausinių niekur nerašoma apie atsparumą vandeniui, todėl nerekomenduočiau šių ausinių šlapinti. Toliau dėžutėje randame USB-C laidą krovimui bei instrukcijas. Pereiname prie kito aspekto – prisijungimas prie telefono. Visų ausinių prisijungimo metodas yra labai paprastas ir vienodas. Išimame ausines iš dėklo, jos automatiškai įsijungia, susirandame jas telefone per Bluetooth paiešką ir prisijungiame prie jų. Nereikia poruoti kiekvienos ausinės atskirai. Jos abi susiparuoja pačios ir telefone mes ausines matome kaip vieną įrenginį. Jeigu įsigysite Halo arba Tronsmart ausines, ant pačių ausinių kontaktų yra užklijuotos plėvelės, kurių nenuėmus ausinės nesikraus. Nepamirškite jų nulupti. Dar kartą noriu pakalbėti apie šių ausinių krovimą. i10 bei Tronsmart ausinės palaiko Qi bevėlį įkrovimą, todėl jas galima pasikrauti ant Qi Charging padų arba netgi telefonų, kurie palaiko Reverse Wireless Charging. i10 ir Tronsmart ausinių dėklai kraunami per USB-C jungtis, kas aš sakyčiau yra labai didelis pliusas, nes dauguma išmanių įrenginių naudoja tą pačią USB-C jungtį.
Tai reiškia, jog nereikia turėti su savimi papildomų laidų. Halo ausinių dėklas dėja neturi čip bevielio įkrovimo funkcijos bei yra kraunamas per micro USB laidą, kurį naudoja vis mažiau ir mažiau įrenginių. Valdymas visose ausinėse yra labai panašus. Ant ausinių yra lietimui jautrios vietos, ne mygtukai. Su visomis ausinėmis galima sustabdyti ir paleisti dainas, įjungti sekančią arba praėjusią dainą, atsiliepti bei numesti skambučius bei aktyvuoti Assistant esantį telefone. Vienintelės Tronsmart ausinės turėjo garso valdymą. Didelis privalumas išskiriantis šias ausinės iš kitų dviejų. Dar toks įdomesnis faktas, i10 TWS instrukcija yra neteisingai nurodytas dainų perjungimas. Aiškiai parašyta, next song press twice, last song press 3 times. Mano ausinėse šitas valdymas yra atvirkščias, kad perjungti kitą dainą reikia paspausti 3 kartus. Tai arba man atsiųstos ausinės blogai veikia, arba gamintojai visiškai lygioj vietoj suklydo. Tačiau viena funkcija, kurią turi visos šios ausinės, man tikrai nepatinka. Tai individualus klausimas per atskiras ausinės. Šią funkciją naudoti gan paprasta. Vieną ausinę paliekate įjungtą, kitą išjungiate ir klausotės muzikos per įjungtą ausinę. Kaip ir viskas atrodo labai paprasta, tačiau kaip grįžti į stereo režimą aš tiesiog nežinau. Ausinės dažnai atsisako susiporuoti viena su kita, todėl jūs turite dvi individualiai veikiančias ausines. Vienintelis būdas, kurį aš radau kaip sutvarkyti ausines, tai factory resetinti jas. Tai vyksta maždaug taip. Jūs išjungiate abi ausines, tada įjungdami jas laikote mygtukus iki tol, kol išgirstate tam tikrą garsą, tada jas įdedate į dėkliuką, tada jas išimate ir jos turėtų būti factory resetintos ir vėl susiporuoti. Tačiau tai yra tiesiog papildomas žingsnis, kuris kartais nervina ir jeigu jūs norite greitai įsijungti muzikos, paklausyti ir jums dar žinote, kad reiks factory resetinti ausines, nes jos kažkodėl neveikia, tai labai užknisa. Ir aš nelabai suprantu, kam dėti tokias funkcijos, kurios tiesiog negali normaliai veikti. Be šios funkcijos, manau, visiems būtų tiesiog laimingesnis gyvenimas ir niekas jos nepasigestų. Visas šitas dalykas labiausiai pasireiškia i10 bei Halo ausinėse. Nežinau, bent jau su jomis aš turėjau problemų. Apie ausinių patogumą yra gan sunku kalbėti, todėl kad visų žmonių ausys yra skirtingos. Vieniem vienos ausinės yra patogios, kitiem jos gali nepatikti. Todėl aš jums galiu papasakoti nebent tik tai savo patirtį. Tronsmart ir Halo ausinės man iš pradžių buvo nepatogios ir krito iš ausų. Tačiau gerai, kad šios ausinės turi pridėtus papildomus kištukus. Aš abiejose ausinėse užsidėjau mažesnius kištukus ir tada jos man puikiai tiko, nekrito iš ausų. i10 TWS ausinės, sakyčiau, man buvo patogiausios. Aš iPhone ausinės jau naudoju labai ilgą laiko tarpą, todėl jau galbūt žinau, ko tikėtis. Tiesa, šios i10 TWS yra šiek tiek didesnės už standartinės iPhone ausinės. Vieniems šis Apple stiliaus ausinių dizainas labai patinka, kitiems jis visiškai netinka ir atrodo labai nepatogus. Todėl sunku pasakyti, ar jums bus patogu. Bent jau man tai asmeniškai viskas ok. Dar reikia paminėti, kad prie šių ausinių jokių papildomų kištukų nėra pridedama. Dar norėčiau pakalbėti apie šių ausinių dėklų kompaktiškumą. Halo bei i10 TWS ausinių dėklai yra kompaktiškiausi, jie yra mažiausi, į kišenę laisvai tilps, bei galėsite įsimesti kur nors į kuprinę, rankinuką, bet kur realiai. Tuo tarpu Tronsmart dėkliukas jis yra šiek tiek didesnis, į kišenį jau manau sunkiau tilptų, nes tiesiog jis yra labai storas, tačiau į bet kokią kuprinę rankinuką taip pat laisvai tilps. Na ir galiausiai svarbiausias ausinių aspektas – garso kokybė. Iš karto noriu jums priminti, jog šios ausinės kainuoja iki 35 €, todėl iš jų tikėti studijinio lygio garso kokybės tiesiog negalima. Taip pat labai sunku žmonėms perteikti, kokia yra šių ausinių garso kokybė. Aš jums pabandysiu apie tai papasakoti bei duoti šiek tiek pasiklausyti. Testas buvo darytas visas ausines klausantis maždaug ant 50% garsumo. Aš manau, kad vis tiek iš tokio testo yra sunku kažką spręsti, todėl pabandysiu jums papasakoti savo įžvalgas. Halo ausinėse realiai nėra žemų dažnių, bet taip pat visiškai nėra, tačiau vidutinius ir aukštus atkuria gan švariai. Tronsmart ausinės atkuria žemus šiek tiek geriau nei Halo, tačiau vis tiek galima sakyti, kad juose tų žemų beveik nėra, nes per mažai jaučiasi. Tačiau šios ausinės vidutinius bei aukštus dažnius atkuria geriausiai iš visų šių ausinių. Todėl jeigu jūs klausotės akustinės ar vokalinės muzikos, manau, kad šios ausinės jums tikrai patiks.
i10 TWS groja garsiausiai iš visų šių ausinių. Taip pat jos atkuria žemus dažnius geriausiai, nes jų daugiausiai turi ir manau, kad jie pakankamai subalansuoti. Tačiau galėčiau sakyti, kad vidutiniai bei aukšti dažniai šiuose ausinėse atkuriami prasčiausiai. Klausantis prie mažo garso, pakankamai viskas gerai yra. Tačiau didinant garsą, aukšti bei vidutiniai dažniai labai išsišoka, atrodo labai užbūstinti ir pradeda darytis nemalonu klausytis. Todėl galėčiau sakyti, kad šias ausinės maloniausia klausytis maždaug iki 50% garsumo. Dar manau labai geras palyginimas yra šių ausinių prieš Apple AirPods, tai yra iPhone ausinės, kurias aš turiu laidinės. Tai žinokit, iš karto pasiklausius Apple ausinių, jos atrodo daug malonesnės, daug labiau subalansuotos, garsas švaresnis, atrodo dar negalima palyginti šių ausinių bei tikrų Apple ausinių. Bet reikia prisiminti, kad pirkdami šias ausinės mes gauname daug daugiau funkcijų nei paprastos laidinės ausinės. Tai yra belaidis krovimas, aišku, ausinės yra bevėlės, nereikia jokių laidų, tai tas yra didelis pliusas. Na tai kągi, apžvelgęs visas ausinės, norėčiau jums pasakyti šiokias tokias įžvalgas. Visos šios ausinės už savo kainą yra nerealiai geras dylas. Kai pagalvojate, ką jūs gaunate už kainą, kuri yra iki 35 €, yra nerealu. Wireless chargingas, USB Type-C, visiškai belaidės ausinės. Tai yra nerealu. Kaip ir sakiau, labai geros garso kokybės negalima tikėtis. Tai nėra JBL, tai nėra Samsung, tai nėra Jabra, tai nėra Sony. Ta prasme, net nėra ką lyginti su tomis ausinėmis. Tačiau tokiame mažame kainos segmente aš iš šių trijų ausinių rinkčiausi i10 TWS ausinės vien dėl wireless chargingo, USB Type-C jungties. Jos yra visiškai belaidės, man labiausiai jos tinka į ausis. Bei sakyčiau tiems, kas ieško ypač gerų Apple AirPods klonų, tai yra pats geriausias variantas, kurį jūs galite gauti. Šias ausinės aš manau pasiliksiu ir pats panaudosiu. Jeigu reiktų rinktis antroje vietoje esančias ausinės, tai sakyčiau, kad ten būtų Tronsmart ausinės. Vien dėl to, kad jos atkuria vidutinius bei aukštus dažnius švariausiai. Manyčiau, kad yra atskira žmonių grupė, kuriems tai labai patiktų. Tie, kas neklauso muzikos su daug baso, mažai elektroninės muzikos. Jeigu klausote vokalinės bei akustinės muzikos, šitos ausinės jums tikrai patiks. Taigi nepamirškite, jog visų ausinių nuorodos yra aprašyme. Pirkite per mūsų nuorodas, jeigu norite pamatyti daugiau apžvalgų iš Geekbuying. Ir dabar pereiname į tą dalį, kur aš vėl atsakysiu jūsų kelis klausimus iš praeito video. Bent jau man pirmas klausimas kiltų, kas per daiktas yra tas Geekbuying. Aš prieš filmuodama šį video dar pats nelabai žinojau apie juos, tačiau pažintis su jais buvo labai maloni. Štai trumpas Geekbuying pristatymas. Geekbuying yra elektroninė prekių parduotuvė panašiai Gearbest, tai yra AliExpress. Geekbuying turi savo brandų, pavyzdžiui, šios Tronsmart ausinės yra Geekbuying produktas. Daugelis žmonių pirkdami iš tokių elektroninių parduotuvių bijo gauti muitų. Taip pat galvoja, jog prekių pristatymas užtrunka labai ilgai. Geekbuying turi savo sandėlių Europoje – Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kaimyninėje Lenkijoje. Geekbuying turi maždaug 50% savo prekių Europoje, todėl prekės iš Europos sandėlių Lietuvą gali pasiekti labai greitai – per maždaug 10 dienų, gal netgi greičiau. Visos mūsų apžvelgtos ausinės yra Europos sandėliuose, todėl jas galite gauti labai greitai. Taip pat, kadangi prekės keliauja iš Europos, galima nesijaudinti dėl muitų. Todėl jeigu vis dar dvejojate pirkti iš šios elektroninės parduotuvės, tikrai nebijokite. Jeigu iškils kokių nors nesklandumų, galite kreiptis į 24 valandas per parą dirbantį klientų aptarnavimą. Tai komentaruose iš karto matau, kad daugelis žmonių giria mūsų praėjusią bildą, kad jis atrodo nerealiai gerai. Tai mes irgi, žinokit, labai didžiuojame šitų bildų. Silentium PC taip pat liko labai patenkinti, nes jie sakė, jog jų komponentai atrodo nerealiai gerai. Tai visi eikit pažiūrėti to video, jeigu jo nematėte. Manau, bus kažkur kortelė dešinėje pusėje. Tai mes praėjusiame video kažkaip neatsakėme į klausimą, kur mes dedame mūsų visus bildus. Sakiau lyg ir, kad apie pardavimus klausimų buvo, bet mes kažkaip jų tiesiog tuo metu nesuradome. Taigi mes visus savo subilintus kompiuterius dažniausiai parduodame. Kartais būna tokie išskirtiniai atvejai, kai daroma bildo draugui arba patys kažkaip taip išeina, kad atsinaujiname, tai taip išeina, kad ta bildas lieka mums. Bet šiaip daugumą bildų mes tiesiog parduodam. Tai mūsų sistema yra labai paprasta. Mes susiperkam dalis, padarom video iš to ir tada iš karto tą bildą parduodam ir tada ieškom vėl kontento, ką galėtume daryti su tais pinigais. Dar vienas neblogas klausimas, kuo skiriasi procesorius iš AliExpress prieš procesorių iš Skytecho. Tai iš Skytecho pirkdami procesorių jūs gaunate garantuotai naują dalį, jūs gaunate garantiją, o pirkdami iš AliExpresso gaunate tiesiog pačią prekę pigiau. Tačiau negaunate garantijos ir dažnai tai būna, jeigu perkate, tarkim, kokį nors procesorių, dideli šansai, kad jis jau netgi bus naudotas. AliExpress'e naujus procesorius, sakyčiau, gan retai pardavinėja. Vis tiek jie būna iš kažkur išimti. Kaip ir mūsų daugelį video mes esame sakę, kad AliExpress'as yra puikia vieta sutaupyti pinigų.
Tai mums labai patinka ir mes dėl to iš ten daug dalykų užsakinėjame ir perkame. Ir paskutinis klausimas, ar abu turite automobilio teisės? Tai taip, mes abu su Matu turime automobilio teisės. Na tai gerai, manau, klausimų kol kas šiam kartui užteks. Bandome tęsti šitą klausimų atsakymų seriją vėl kitame video. Jeigu norite ko nors paklausti ar ką nors sužinoti, vėl parašykite tai komentarus apačioje. Lauksime jūsų žinučių. Taigi, jeigu jums nepatiko šitas video, paspauskite dislaiką. Jeigu patiko, paspauskite laiką. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą bei pasiekti mūsų Instagrame. Su jumis buvo Joris ir iki pasimatymo kitame video.